Koncerto metu filmuoti, fotografuoti ar kitaip kopijuoti draudžiama. Koncerto metu nebus naudojami genetiškai apdoroti produktai ar medžiagos. Komiko vakaras tai ekologiškas koncertas pagamintas iš natūralių augalinės kilmės išaugintų Lietuvoje medžiagų. Šaros šalkinės jos erkas, jos klajūnės naktį atves, vėliai man taip stokos tavo dainos, gal jas sparnai sutemų atkartos. Bet daina nebe ta, kai šiandien tamsu, švelniai bet šalta, todėl neramu, jog naktis taip ilga, ilga ir juoda, man dar ilgiau, kai tavęs nešalia. Pasaulio paskleisime savo šilumą, savo juoką vėl, šviesi man vėl, sušildyk rūko juostą, juostą mylų. Vėl, šviesi man vėl, sušildyk tamsą naktį, tą juodą naktį. Vėl, šviesi man vėl, pripildyk žemę džiaugsmo, džiaugsmo dainos. Vėl, šviesi man vėl, dainoj sugrįžta laimė, dainoj sugrįžta. Gal negirdi, ką moja daržai, gal nematai, ką kalba jam Polskis, jis nebylus nakčia, bet gynė kart, jai paslapčia gynė žodį ištars. Bet juk žodis netoks, tai žemėj tamsu, jis šaunus, bet kurtus, todėl neramu, juk naktis taip ilga, ilga ir juoda, man dar ilgiau, kai tavęs nešalia. Pasaulio paskleisime savo šilumą, savo juoką vėl, šviesi man vėl, sušildyk rūko juostą, juostą mylų. Vėl, šviesi man vėl, sušildyk tamsą naktį, tą juodą naktį. Vėl, šviesi man vėl, pripildyk žemę džiaugsmo, džiaugsmo dainos. Vėl, šviesi man vėl, dainoj sugrįžta laimė, dainoj sugrįžta. Na, kadangi Velykos, galima pastebėti, kad per Velykas labai dažnai pabrangsta kiaušiniai. Išsiaiškinom, kodėl kalbasi dvi vištos. Viena sako, eina sau. Klausyk, matei, mano kiaušiniai šiek didesni ir parduoda po 5 litus, tavo mažesni ir po 4,90. O kitas sako, ha, pamanysi, plėšysiu aš čia šikną dėl 10 centų. Na, jeigu pastebėjote, jeigu, pavyzdžiui, savaitgalio vakarais arba po švenčių dažnai stovi tokie žalieji troliai su fenais, medžioja, tai jie iš tikrųjų ne dėl 10 centų plėšosi. Tai va, jie sustabdo, uždavinėja pastoviai kvailus klausimus ir uosto atsakymus. Labas vakaras, policininkas Zapadlianskas, iš kur važiuojat? Sakau, iš Baliaus. Gėrėt? Sakau, ne, papūskit. O aš sakau, taip, o kur papūst, kur skauda? Ir supranti, kad apie humorą, nes iš karto paima pinigus atima, sugadina nuotaiką ir palinki gero kelio. Grinai kaip žmona po atlyginimo. Tada aš sakau, klausykit vyrai, jūs gal tokie pikti dėl to, kad jumis mamos rytais vienodą uniformą aprengia? Nereikėjo man šito sakyti. Tai štai autostrada, pavasaris, stovi žaliasis trolis su radaru. Dirba. Na ir prie jo prieina močiutė su ožka. Prieina taip, metrą atmatuoja, koliuką įkala, sako, sūneli, pasaugok mano ožkytę, vakare pasiimsiu. Motin, tu ką trenkta? Čia mano postas, aš čia dirbu, patrauk tą ožką greit. Ne, tegul čia pasigano. Pienelis riebesnis vakare bus. Koks riebesnis, tu ką būtum trenkta, čiagi autostrada, kelias, benzinas, dujos, dyzelis, nugaiš ožka tavo iki vakaro. Oi, nesakyk, sūneli, aš tave stebiu visą mėnesį. Tu čia tik tai prieš mėnesį atsistoji šitą vietą, o va koksai snukis atsišėlęs. Man ne tik tai būna tų žaliųjų trolių snukį atsišėlę.
Tiesa, jeigu stebėjote chorų karai vyksta, iš karto pagal veidą galima suprasti, kad ne benamių chore dainuoja. Na, o kai kurių politikų irgi yra apskritaveidžio. Na, neprisiminus kažkaip galvoju, taip prisiminti kokį nors apskritaveidį politiką, iš karto toptelėjo taip mintis, pirmiausia, tai mūsų ekspremjeras mylimas Kubilius. Na, tais laikais, dar rudenį, kai jis lakstė visur, agitavo, kad balsuotų atvažiavus į kiaulių fermą, pragitavo, prabalsuokit už mus, aišku, pilna korespondentų, išvažiuoja, tie pripleškino fotkių, sėdi redakcijoje ir galvoja, o ta, nuotraukykė nebloga, bet pasižiūrėk, tik Kubilius ir kiaulės. Kaip vadinsim? Nu, sako, tai taip ir parašom, Kubilius tarp kiaulių. Nepagalvos, kad socdemą nepraleis. Nu, tada parašom, aplink Kubilių vien kiaulės. Nesako tas pats. Žinau, tai pavadinau taip, kad nieks neprisikabintų. Kubilius, trečias iš kairės. Na, kai